Sveiki visi, sveikinuosi iš serviso 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių ir šį kartą turim dar vieną automobilį iš Amerikos, Fordas, ne veltui iš Amerikos, kaip sakyt, mėgiama tenai markė, Ford Exploreris 2010 metai, 4,6 V8 varikliukas, truputį daugiau nei 210 kW pagal dokumentus. Tai automobilis rėminės konstrukcijos, pakankamai neblogo pravažumo, aš įsivaizduoju, masyvus, sunkus. Ir tikrai, aišku, puikiai važiuojantis ir visų 100% tą darantis su kokybiška Landerenzo sistema dujomis. Tai apie jos komponentus trumpai pabandau ir papasakot. Pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitame kampe, yra sumontuotas Landerenzo Omegas, pats moderniausias ir šiuolaikiškiausias, pavadinkim taip, valdymo blokas, kokį galim pasiūlyti 8 cilindram. Aplamai Landerenzo sistema 8 cilindram yra numačius tik tai premium komplektą, nėra jokio eko varianto. Tai jau tokia, kaip ir, sakykime, tarsi prielaida yra daroma, kad 8 cilindrų variklis yra jau kaip visada ir pats automobilis brangus, ir jo komplektacija visą laiką būna gera, ir tų kilovatų yra daug, taip kad yra visą laiką montuojama maksimaliai kokybiška ir gera sistema. Tai be abejonės čia matom Reilo IG7 Dakota dujinius purkštukus. Dujiniai purkštukai yra sujungti ratu į bendrą ratą, kiek truputį vėliau paaiškinsiu kodėl. Taipogi čia matom skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą OMB, tai yra padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Padidinto pralaidumo jis yra todėl, kad čia yra sumontuoti du reduktoriai Landerenzo LI10 Turbo Oversize. Reduktoriai yra maždaug šitoje vietoje po vairuotojo pusės lempa, nes matot variklio skyriuje jiem čia įdėti juos tinkamai sujungti, ten yra labai toks nemenkas žarnynas, pavadinkim taip, žarnomis reikia pajungti ir šildymą, ir dujų išėjimus, ir dujų padavimus ir panašiai, tai pakankamai reikia rasti jiems vietos, čia pakankamai iššūkių buvo nemažai šio variklio, tai va čia pakylam su dujom, turim du dujinės fazės filtrus, tie filtrai yra atnaujinti specialiai su surinkimu, slėgio daviklis ir jau keliaujam į dujinius purkštukus ir per galą išsilyginam slėgį, kadangi, kaip minėjau, du reduktoriai, tai be abejonės tam, kad tas slėgis būtų vienodas ir pasimatuojam jį ant, reiškia, už filtrų slėgio daviklio. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai mūsų servise kaip visada. Variklis švarus, gražus, tvarkingas, tvarkingesnis negu atvažiavo. Kokybė maksimaliai kokybiškai viską sumontuojam, ką galim šią dienai pasiūlyti. Kalbu tiek apie kokybiškas rinkoje medžiagas, tiek apie visą estetiką. Tai yra naudojamos tefloninės dujinės žarnos, jos be abejonės neskleidžia jokių kvapų. Dujiniai purkštukai yra viskas tvirtai savo vietose, su laikikliais, specialios gofros, gamykliniai laikikliai. Dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptavom konkrečiai šiam variklio skyriui, jokių laidų galų, apendicitų prikaišėtų, užkaišėtų, kažkur ten į pukinę izoliaciją suviniotų, tokių dalykų nepamatysite. Visi laidai tvarkingai, sugrupuoti, įvilkti apsauginės gofros, tos gofros izoliuotos, kiekvienas kontaktas be abejonės yra lituojamas. Reikia paminėti taip pat, kad yra sumontuotas programuojamas AEB, kas irgi yra Landerenzo be abejonės nuosavybė, kuro slėgio daviklio emuliatorius, kadangi Reilas matuoja kuro slėgį, o tas slėgis be abejonės kyla, kai automobilis dirba dujomis labai natūraliai, nes tiesiog benzino purkštukai jo neišpurškia. Tai tam, kad nemestų automobilis klaidų ir viskas veiktų tinkamai, tam mes signalą turime emuliuoti ir parodyti jam, kad su slėgiu yra viskas tvarkoj, tam, kad jis galėtų puikiai ir gerai funkcionuoti. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas štai čia, prie pliusinės klėmos, instruktažo metu be abejonės klientui bus parodyta, paaiškinta viskas, kaip reikia naudoti sistemą. O jeigu dar kažkas liktų neaišku, tai toj instrukcijoje, kurią mes duodame, yra ne tik garantiniai visi dokumentai ir pažymos, bet ir vartotojų instrukcija taip pat. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo vietą gal kolegai bus sunkiau parodyti, bet iš esmės sumontavom centrinėje konsolėje. Štai šitoje vietoje, aš paskui pridėsiu nuotrauką, bus galima pamatyti iš arčiau, kaip viskas atrodo. Dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje, jisai be abejonės yra išorėje, štai čia. Estetiškai labai tvarkingai atrodo, nors iš tikrųjų, kadangi rėminė yra konstrukcija, tai baliono tvirtinimų yra du variantai. Arba jisai turi būti tvirtintas prie rėmo ir judėti ir gyventi kartu su rėmu, arba turi tvirtinamas būti prie kėbulo ir jau prie rėmo neturėti jokio sąlyčio taškų. Tai tam tikrų iššūkių visą laiką yra šitoje vietoje, ypač sakykime, šiam modeliui, ten dar eina į pečiuką iki šitos maždaug vietos,
tiek aušinimo padavimas aušinimo skysčio, tiek ir freono, tai galas ir šildo, ir šaldo, taip kad ten irgi vamzdelius visus apeit, na žodžiu, yra tam tikrų iššūkių. Na ir dujų pildymas yra padaromas prie benzino užpilimo vietos. Štai taip gražiai po dangteliu viskas slepiasi, atsidarom, turim vietą, įsisukam adapterį ir galim pildytis. Nerūdėjančio plieno varžtai, jokių savisregių, viskas laikosi tvirtai, patikimai ir tikrai laikysis ilgai ir nuobodžiai, tol kol nusibos, nes šiandien nieko padaryti nepavyks, jis tikrai labai tvirtai padarytas. Tai va, viskas gražiai užsidaro, tvarkingai atrodo. Tai va, tai tiek apie šį Fordą iš Amerikos 8 cilindrų montavimą Landerenzo Omega sistemos. Jei ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.